Pranešėjas pamatė per live transliaciją TikTok'e, kad bute moteris ir du vyrai konfliktuoja, gampa nereikia, praneša pažįstamus. Pilietė gerai žinoma? Gerai žinoma iš TikTok transliacijų. Važiuojam gal 7 kartą jau. Gaunami net keli pranešimai iš TikTok platformoje tiesioginę transliaciją žiūrėjusių žmonių, kad TikTok žvaigždė šiuo metu transliuoja konfliktą, kuris vyksta prie laiptinės tarp jos sekėjų, kaimynų ir jos pačios. Prie pareigūnų prieina keli vyrukai ir vienas per kitą pradeda pasakoti, kas nutiko. Žinokit, čia vienas 5 aukštų puškų mums grasina, ką tik atbėgis. Kur? Sengs, plėku, gal vyr yra iš tų mums. Pasę laiptinį? Jo, 5 aukštį, ištraukė puškų, sako, filmavo, kaip tik ir balsą yra, žinai, sako... Norėjom skambinti, bet matėm, kad važiuosi. Ir yra. Sako, važiuok, sakau, kodėl aš negaliu būti? Nežinau, kuris nuėjo? Jis tam toj laiptinį 5 aukštį gyvena. Ar po 10 pusį, nuėjo bėga mašiną, ištraukė. Daugiau žmonių matė. Mašiną nuėjo? Jo, jis pasėmė tą pušką. Kokią mašiną? Ne? Mane prie laiptinės. Prie laiptinės jis atbėgo, sako, ištraukė valangą, pradarėm, sako, bet iš mašinos pasiėmė. Aš nežinau, bet pasyta puš buvo va čia va kišenė. Aš nežinau, orinė, bet jis pripildys. Kirts yra, žinai. Pasirodo, berneliai atvyko susipažinti su žvaigždė gyvai. Tačiau nežinia, kodėl juos užsipuolė toje pačioje laiptinėje gyvenantis vyriškis. Pagrasino pistoletu ir liepė nešdintis iš kiemo. Grasinimas šaunamojų ginklų ne juokas. Teks situaciją aiškintis vietoje. Nespėjo pareigūnai užeiti į laiptinę, kaip juos pasitiko pati TikTok žvaigždė. Sveiki. Sveiki. Pastav. Žodžiu, tas kur buvau parašęs pareiškimą, čia farijau. Tas gersmen. Atsiprašau. Žodžiu, aš išeinu parūkytą, ne? Aha. Ir išlentas kur buvau parašęs pareiškimą rugsėjį, kur mane puldinėja. Kaimynas jūs. Iš 4 aukštą. Iš 4? Nu. Ir išlenda, čia nueini į bagažinę. Nueini bagažinę. Ir čia kažkoks bernas šau Kristina. Ir jisai puolė vytis tą berną, gaudė čia po kiemą, viskas nufilmuota. Ir atsiuntė video, žiūrėk. Nu, pasakokit. Čia jie dabar yra pas ukrainiečius. Tada, ir jis prilėkė prie manęs, oi, tu žiūrkė, dingsi tą iš čia, nu žodžiu. Aš nebeprisimenu tiksliai, kaip jis ten sakė. Sveiki. A tu matei? Turi įrašą? Čia gelbėtojas. Ką gelbėtojas čia? Nu, viens iš kaimynų mane gelbė. Aišku viena, kad niekas nebeaišku. Nebaigė kalbėti viena, kaip prisistatė kitas. Visi su telefonais, visi viską filmuoja. Kas? Sveiki. Labą dieną. Su juo. Kas čia buvo? Понимая? Ne. O lietuviškai? Ne. Ateina trečias rusakalbis. Jis nefilmuoja, bet bando kažką paaiškinti. Ну там телека. Pareigūnas, suprantat, ką darė? Ką darė Ну, šitas? рассказывай, на что жалуешься. Žodžiu, gerai, sako, pasako, žinau, tu rodyk įrašą. Turi įrašą. Neturi įrašą, žodžiu, pareigūnai, suprantat, jinai pastoviai daro tuos laivus. Kažkiek vaikai prikolina, karočiava specialiai, va jūs Prie ko čia tai išvis? Nu gerai, sakau, aš rūkau. Tai Kristina, pasakok tu. Gerai, stop pasakoju. Aš čia rūkau, išeinu. Ko tu čia, kas tu toks, dink iš čia. Lyg iš niekur atsiranda ir ketvirtas. Šis nieko nekalba, tik filmuoja. Gerai, aš rūkau, išeinu. Iš 4 aukštą, kur buvau parašęs pareiškimą rugsėjo mėnesį, kaimyns kur puolė. Jis nuėjo bagažinę, kažką pasėmė. Čia kažkoks bent šūkė Kristina. Kristina, čia lūpas pasidažė, ta ukrainietė lūpas pasidažė. Dar akimirką ir ateina pasipuošusi panelė. Ji nekalba, nefilmuoja, nes gali savo tai Aš leisti. gaudą tą kažkokį berną. Ir tai jis buvo prie manęs. Pasibuodai, ką ten visokie, tokie, dings iš Panevežė. Taip, man veidą visaip ten, karočią. Kur gyveni, kuriam būtent? Где живешь? Čia išversk, kur gyvena jisai. Первый? Иди сюда, тебе что-то расскажу. Nežinia, kodėl dauguma susirinkusiųjų suguža pas užsieniečius į namus. Greičiausiai jie nori pasiskųsti pareigūnams ekstremaliomis gyvenimo sąlygomis. Labas. Labas. Aš filmuoju. Aš irgi O mane filmuoju. vadis per farus dabar? Žvaigždė todėl ir žvaigždė, kad išnaudotų kiekvieną akimirką eteriui. Iškirps vis tiek. Aš Feliksas, man vaiką pagrobė, aš metu kortas ir kad neišpratėčiau ir vieną sėdžiu amžinai ir darau laivą, nes mane puldiniai boltai. Tu filmuoji. Bols važiniai, dar įdėjo anketą kažkas. Dar įdėjo anketą pažinti seksą važiniai, 10 boltų, 18 boltų buvo feikinio. Iš esmės moteris skundžiasi sunkiai pakeliama šlovės našta. Tada, žodžiu, buvo prostitucija važiavo, kad prostitucija. Duokit su Krista pabendrauti. Dėl prostitucijos klientai kažkiek važiavo ir viską live transliuoti 24 valandas, kad nieks nenuneštų nuo vaizdo. O tai buvo dar kažkas atėjo?
Sakau, baus buvo 18 kartų. 18 bus. Taksi bols, kad babutę išvežti reikia. Kokia babutė? Kažkokia babutė. Palauk, tu ateik tokia. Galima tik spėti, kad kažkas pilietiai grasino. Kaimynas ar sekėjas iš pasakojimo nelabai suprasi. Šioje vietoje nepasiduodame, bet tiesiog nebesistengiame suprasti nei įvykių sekos, nei prasmės. Nu gerai, Kiek žiūri? 11,6. 11,6. Gerai. Ką tas ukrainietis sakė? Nieko jis nesakė. Tas ukrainietis, jis kaip prisigertė, liebiškai Tai nieks nemušė tavęs. tasai grasina labai agresyviai ir man linda prie manęs taip ir tik tos bobas jį nustūmė. O ką norėjo padaryti? Tai jisai sakė, kad, kad pirmadienį bus amen man, kažkaip taip, Amen? nežinau kaip sakė. Ką sakė pirmadienį, kas bus man viskas baigta Tai pirmadienį? neatsiminė pati? Nu kaip atsiminsi, sakau, tas puolė lakstyti paskui, prišoka prie manęs. Tai yra video, aš galėsiu ją policiją atsiųsti arba... Parašys Yra apie policija. policiją. Yra 11 minučių video, tik reikia ją atkasti, man tai gerai. žmonės iškirpa Bet visą. tada pridėjai. Jo, prie pareiškimo tam. Atilps ten prisek, kiek Galėsi, faina. galėsi. Tai gali sutrumpinti ir kelius video įkelt. Jeigu netilps. Jeigu per ilgas bus, tai... Nežinau, kokios kokybės bus. Nu, tai nesvarbu. Kokia bus tokia? Sakė 11 minučių. Sakė užmuš, va žmonės rašo, užmuš, sakė, užmuš, mirsi, sakė. Žiūrėk, Kristina, per ją policiją prašys. Jo, Gerai. O šiuo metu pagalba tau reikalinga, ar ne? ne, bet žinokit, jie ir balti arkliai, tai jeigu aš vėl kviesiu, greičiau važiuokit. Gerai. Nes kai balti arkliai, žinokit, Bet žmonės. dabar netokvieti. Gal galit, žmonės, kai ten nes bijau laivų išjungti, nes mane jie trys apspitę, stovėjai. O aš su laivu. Su laivu. Tai žmonės gelbė iškvietė, nes jeigu būčiau išjungus, būtų ir jisai užsimoja tai savo bobai. Ir dabar reikia gelbėti, kur gyvent su meilužė. Žmona, aš iš pradžių su žmona gyvena, laipniai žmona buvo, o čia meilužė. Tada išsikraustė po to mano pareiškimą, tada kai pareiškimą liepė atsijimti kažkokią rūkiškę policininkė ir tada jis grįžo be žmonos, žmona negrįžo, jis grįžo pas tą meilužę 4. aukštą, jis dar buvo jas primušęs ir buvo negal artintis, tada jam daiktus mėtė per langą. Nu, karočią, ir dabar jis vėl, man, naikit geriau patikrinti, ar viskas ten gerai, nes jam balti arkliai 4. aukštą virš manęs. Toj pačioj pusėje, ne? Jo, nes jisai ten užsimojas, tiesiog patikrinkite, ar viskas gerai, nes žmonės matė, kad jis buvo prieš ją užsimojas. Nu, einam, pažiūrėsi. Galiausiai viskas susiveda į 4. aukšte gyvenantį kaimyną. Grasino jis kažkam ar negrasino, turi ginklą ar neturi, dabar ir išsiaiškinsime. Tai 4. aukštą. Aha. Aš viską sakau. Tai gerai, žiūrėk, eik namo. Pabūk Aš būtė. parūkyt noriu ramiai. Nu, parūkyk, bet žiūrėk atsargiai. Da tas grįžk, čia sakė, kai iškviečiau, aš... Atsiprašau, bet teisybę pasakyk. Gerai, palauk. Jis atėjo pas mane palį kažkokį seksą skelbimą, kurio nekėliau. Nu, sakyk. Gal teisybę Tai nepirk Sakyk. jaugi. Galite nueiti 4. 5. aukštą yra. Nueis. Va čia, va iš tos mašinos jis traukė. Ką ištraukė? Audi? Pušką? A, jis tave gaudė? Nu, ir kas Mama, buvo? nebijok. Mane va čia vyjo. A, jis Aš turėjo pas ją šautuvą? atėjau, A, jis aš turėjo atėjau, šautuvą? paprašė manęs kavos. Ne, aš ten feik Kavos? paprašė. Paprašė kavos. Nebuvo manęs į namus įsileidus. Aš įsileidau, bet aš Nebuvai? norėjau šiaip kavo. Tai įsileidau. Pasakyk, Manęs kad kavos paprašė. Ne tai buvo? ten yra feikinė anketa, aš O tavęs čia atbėgo kažkas. Aš dariau, Ten kad aš kažkas pamačiau, kad tu feiko. išgėręs ir gebėjai išsubinės ir Na, išmėčiau. atsiprašau, bet aš atėjau kavos paprašė. A kur tu pats gyveni? Aš pasvalį gyvenu. Pasvalį? Bet va. Tai iš pasalio pas mane atvarei? Ir ištraukė, ką ištraukė? Pistoletas. A, tu iš O tai pasalio pas matei? mane atvarei? Mačiau. Mane vyjo iki to kampo, va. O tai jis grįžo, nežinai? Aš nemačiau, kaip. Ar- nemačiau. 4. aukšte. Jisai turėjo ginti. 4. Gerai. 5. aukšte aš. Gerai. A tu iš pasalio pas mane atvarei? Koks tavo reikalas? Tai ateik kavos. Nu, čia kriminalas bręsta. Lipti į viršų neprireikė, nes kaimynas atskubėjo pats. Sveikas. Aha, kas čia buvo dabar? Ką, prie savęs turi ką nors? Neturiu. Nieko neturi. Aš namuose esu. Ginklo neturėjai? Baigt. Nu, einam. Pala, neik konfliktuoti. Šits? Šits tave gaudė. Jisai. 11 tūkstančių litrų. Šis. Jinai kas tokia per dieną? Tu man gali pasakyti, ar čia? Kas? Mes čia gyvenam. Ne? 4. aukšte? Jo. Nu. Ne? Šitą su ginklu. Kiek galima ar gidi kentėt kiekvieną dieną? Nesąmonės, va dabar Ką pažiūrėk. darė dabar? Aš jam nedaviau. Ir jis pabėga. Jis man sakė, naktį noriu ateiti rugsėjo mėnesį. Klausyk, kada mano žmona
Pradėjo persekiot mane. Dabar pažiūrėk. Na, Keiščiausia, kad niekas neskuba kalbėti, visi veržiasi demonstruoti įrašus. A kam su puškom lakštai? Ką? Kur pušką padėjai? Ką? Padėsiu iš to puškas, palauk. Pušką padėjai? turėjai pušką? Turėjai. Aš liudininkė. Turėjai. Čia jos laivas, jo? Čia kas čia bus? Žiūrėk. Policininkas, atsiprašau, mano draugė turi filmuotą medžiagą. Gerai, palauk. A tu draugė turi? Tai kas čia tokie pirminiai? Tu man gali pasakyti, ar Ką tu čia bandai parodyti? Žiūrėkit toliau. Nu žiūrim. Žiūrėkit toliau. Šitą žmogų puolė su šautuvu iš bagažinės, yra 11. Čia 7 mašinos išvažiavo va dabar ir tik apie išėjom dviese. Jo, jo. Nu, 7 mašinos išvažiavo va išėjom dviese. Nei pamatyti, nei įsiaiškinti vėl nieko nepavyksta. Gerai, eikit jūs. Jam irgi mes? Ne, čia nereikia, čia kaimynai, čia laiptinė. Jis man balsuoja, šaukis pastovėtų. Ką, o tu pasak buvai atvažiavęs? O ką, aš aikštutį negaliu stovėti. Važiuok iš čia tik tai, sergi. Gerai, eikit jūs į vieną. Ne, palauk. Prašau, taip, aš pasenu, eisiu, dok aš praeisiu. Imkit. Pasvalys. Jeigu nori nufilmuoti, pasvalys. Aš išeinu ramiai parūkyti. Bukską gauda 2 žmonės. Vienas pareigūnas užfiksuoja galimai nukentėjusiųjų duomenis. Kitas išsiaiškina, kad pistoletas buvo žaislinis. Kokį tam pušką buvo įsitraukęs? Ką? Kokią pušką buvo įsitraukęs? Varės neškius. Žaislinę? Ar šratinį? Ne, žaislinė. Čia kitaip neįsivaikysi, patikėk manim. Suprantate, tu savo veiksmų tokių nesim, tu geriau iškvies policiją. Kiek galima, vyrai, nu kiek galima. Ar iš tiesų Einam, Užsieniečių butas lyg slėptuvė, kur galima ramiai pasikalbėti. Pasvalys. Tai iki kur nusivijo jūs? Kampą, ar ne? Jo, jis nubėgo ir tada mane sustabdė taip. Jaunuoliai tikina, kad vyriškio grasinimai buvo rimti. Vieniems rodė ginklą, kitus įtūžęs vaikėsiu po kiemą. Sako, žinai, ką čia darai? Sakau, nieko, negali stovėti, žinai. Sako, važiuok iš čia. Sakau, kodėl čia vieša aikštutė? Sakau, nu, gali stovėti. Sako, nevažiuosi. Ir taip, iš kišenės. Nu, vaims tikrai, mačiau. Nu ir vis, aš langą uždariau ir narūkau. Visiškai praradęs savitvardą, kaimynas šaukė, kad toks gyvenimas negyvenimas. Jau atsibodo, čia gerklėj stovi. Palauk, dabar negali jisai išraustyti. Supranti? Atsibodo, jau gerklėj stovi. Nei šeštadienį, nei sekmadienį parvažiuoji iš po darbų ir gidi negali pailsėti. Per kažkokią tai atsiprašant, Bet taip, nu. Pats nelys. Ką reiškia būti socialinių tinklų žvaigžde, puikiai matyti ant buto langų ir sienų. O nesibaigiantys gerbėjų vizitai perpildė visų kaimynų kantrybės taurę. Gerai, eik tada į butą. Nu jo. Gerai, tvarkoj. Nebekonfliktuok, eik namo. Jūs konfliktuote, aš garantuoju konfliktų. Gerai? Gerai, verzimas. Ko neživy? Типа jam lieka? Idėm damai. Vieną konfliktą keičia kitas akimirksnis ir emocijos jau kunkuliuoja. Vyriukai, dai. Važiuok, Заливайся. pasimk tą savo draugą. Что ты заливаешься, а? Иди домой. Иди домой, Лёш, иди домой. Герой, Иди домой. Žiūrėk, jeigu nepasimsi šveširčiai. Tik perspėjus, jog bus sulaikyti piliečiai išsiskirsto lyg nebuvę. Eikit namo. Ei, Kristė, eik namo ir sėdėk namuose. Pala. Nes nesąmonės čia vyksta per tą savo laivus. Tu kaip pažiūrėk, kas vyksta, kai tu išeini parūkyti. Tai per langą rūkyk. Vyriuk, aš noriu pareiškimą parašyti. Pistoletas žaislinis, bet grasinimai rimti. Todėl vaikinas galės rašyti pareiškimą. Jo, žiūrėk žodžių dabar. Mane ištraukė, tada durų, žinot, kas yra durų? Jeigu nori rašyti pareiškimą, gali parašyti per policiją. Ten buvo žaislinis ginklas buvo. Žaisliuk. Bet žurnaliai, žinot, kaip man... Na, aš žinau, žaislinis parodė. Žaislinis ten, jo. Bet sakau, jeigu dėl tų visokių išgazdinimų nori rašyti, tai policija. Pareigūna tiesiai šviesiai įvardina nesibaigiančio chaoso priežastį. Bet supranti, kad dėl taip čia viskas vyksta. Ne dėl mane, ši yra ataka. Ataka? Taip, ataka. Kokia ataka? Sistemos ataka. Sistemos? Įsileisi ar ne dabar namo? Ar jam eit namo?
Ne, aš įsileisiu, jeigu jis nelys. Lysi, nelysi. Nu tai glebiau užsipinės, tai gerai, nam kavos gerti, gal kiaušinius padės nuvalyti. Tai jo, nuvalysim. Tai va, nuvalysim kiaušinius, įsileis. Netaip lengva pasirodo patekti į moters širdį. Ir langus nuvalyti reikia, ir mandagaus atstumo laikytis. Nu viskas, ką parūkėjai, ne? Tai eik namučio. Laimingai, ramaus vakaro. Ką radome atvykę į žymėje Kristiną, kuri darė TikTok transliaciją gyvai. Aiškino, kad kaimynai ją išvadino necenzūriniais žodžiais, ten puolė, bet nieko nepadarė jai. Po to kažką minėjo apie ginklą, kad ginklą pasiėmė. Pasirodo, ten ginklas buvo žaislinis ir su to ginklu nieko nepadarė realiai. O po to pas Kristiną buvo atėjęs kažkoks asmuo, kuris norėjo kavos atsigerti. Bet Kristina jį išvijo, nes galvojo, kad išprievartaut nori. Bet ant pačio galo pati Kristina pasikvietė tą asmenį kavos, nu ir sakė, šiltai, jo, istorija su laiminga pabaiga, šiltai pasisėdės ir tikriausiai jau nebereiks važiuoti pumpasi. Ta vakarą visiems viskas baigėsi laimingai, tačiau nepraėjus nei savaitei policija sulaukė naujo pranešimo. Dega durys pas Kristiną. Kažkas įmetė, kaip teigia, sprogmenį. Matot, per TikTok. PGT ir policija vyksta. Situacija kartojasi. Tiesioginės transliacijos per TikTok metu kažkas į butą įmetė sprogmenį. Vietoje jau dirba ugniagesiai. Aidas 01. Mes sakė, rašys pareiškimą dėl durų apgadintų. Reikia atsiųsti kažką iš reagavimą. Gaisras užgesintas. Išsigandusi šeimininkė nusiteikusi rašyti pareiškimą policijai. Labas, Kristina. Kas čia įmetė dundolis? Taip, man jokinga, aš kiek prašiau jų saugoti. Duris dauža, langus dauža, grasin, visi laukia išeiti negali, kiaušiniais galvą apmėtė. Tie sekėjai žino vardą pavardę to dundolio. Žino, Tegu paraš. Neįtikėtina, bet ir pati moteris ir jo sekėjai žino, kas padarė nusikaltimą. Gyvena naujamiesty. Kelios akimirkos ir pareigūnas susirašo įtariamojo vardą, pavardę bei gyvenamosios vietos adresą. Ir iškart įmetė petardą, pradės sproginėti, o ten buvo maišiuk su tais padažais. Aš įsidariau miegamą duris ir liekus, kad sproginėja tą petardą visur, aš nežinau, kas ten. Petardą. Žinau. Ir aš išgirdau, kad nebesproginėja, jau pažiūrėti ir degė duris. Huliganas be perstojo daužėsi aplink duris. Šeimininkė pravėrė jas, kad nuvytų į Kirolį, o šis įmetė vidun uždegtą fejerverką. Beveik visą įvykį pavyko nufilmuoti. Jūsų dėmesiui vaizdo įrašas. Klausyk. Prašau čia du. Čia jisai. Supratusi, kas vyksta, moteris sureagavo žaibiškai ir nuo sproginėjančių fejerverkų pasislėpė kitame kambaryje. Gaisra! Jisai įmetė petardą. Įsimetė petardą. Tas dundulis įmetė petardą. Eik tu. Tai nieks net važiuos. Aš nežinau, kur raktus pažėjau. Nes ištraukiu staigiai iš durinės, staigiu atviras duris. Vienas, jūs nieko nedarykit. Kai užgesins gaisrininkai duris, turėtų važiuoti PGT. Ekspertas apžiūrės, išrašyti mums pažymą, atsiųsimės ekspertus į policijos reagavimus. Operatyvinės dalies budėtoja patikslina, kokie tolimesni tarnybų veiksmai. Kilusio gaisro metu apdegė prieš kambaryje buvę daiktai ir durys. Aš nežinau, aš gyvenime tokių dalykų nemačius. Aš tik biškai, suprantate, iš vis čia. Kur ta dėžė, kuris petardų? Čia kažkur tas man petardas. Nežinau, ką jis įmetė. Aš tik pradariau truputį duris per plyšiuką. Kama, kad iš? Per plyšį? Taip, aš stovėjau per plyšiuką, mažiuką atidariau, pasakyti, kad dujas purkščiu. Ir iškart įmetė automatiškai, kažkaip pradėšė viskas sproginėti. Bet tai čia viena. Ten. Aš labai sproginėjau, uždariau miegą. Kur dar matai? Ir kai baigęs sproginėti, jau čia duris degė, didžiausia liepsnė iki čia, nu viskas degė, nes čia buvo maišiukai tie su padažais, kas prisimė. Čia yra. Jo, tai čia. Tas dundulis, palauk. Kas čia matosi per situaciją?
Moteris buvo namuose, kažkas paskambino į duris, asmuo yra žinomas, moteris atidarė duris ir įmetė į būto vidų petardą. Ir pradėjo sproginėti, išdegė, kaip matome, durys ir kiti daiktai. Čia įvairūs. Dabar ieškom, kur yra tas paketas, bet tikriausiai bus visas įsidraskęs, įsisproginėjęs. O, čia pagrindinis, žiūrėk, tos tūtos, matai? Aha. Pro duris greičiausiai įmetė fejerverkų bateriją, kuris sprogimų metu subirėjo į atskiras tūtas. Paklausk, kad stebėtai, gal pažįsta, kad žino, kur gyvena. Aš žinau, kur gyvena. Žinai? Jo, viską žinau. Šits, ne? Banduškė, taip šitas. Policija viską žino apie padegėją. Jo sulaikymas tai yra laiko klausimas. Nejokinga čia tokie dalykai. Tai kuo pasibaigsi, ką man darėjai? Tai nieko parašysi pareiškimą. Neįdu žinoms, bus sulaikytas asmuo. Kaip man apsisaugot, tie žmonės, tai dabar žinos, kad nieks nesaugo, aš neįsivaizduoju. Kaip nieks nesaugo, tai... Pilietė skundžiasi, kad niekas nesaugo, kai visos tarnybos stovi prie jos durų. Sulaiksi vis tiek tą prisimetę. Tai bet kis ateisimės. Taigi man viešai grasin, aš nežinau. Dažniausiai ir vienas herojus, kurį nubaudus, kiti nebenori. Apgadintas ne tik turtas, bet ir kilo grėsmė ir žmogaus gyvybei bei sveikatai. Dėl įvykio bus pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tai gerai, kad vandens, žinai, užpylė. Tai bet to prasme, kol aš negalėjau įt, kol sproginėja. Aš nežinau, čia išgelbėja, Dievas. Čia tas spintelė išgelbėja. Aš už čia tas spintelė išgelbėja. Jo spintelės nebūtų buvę. Edvinai, ačiū, kad spintelė bent jau atvežė netvariai, bet tai dabar kas bus, nežinau, atvariai. Ačiū Šėdvino spintelė. Mano, jo Edvins atvežė naktį. Jeigu net, gerai, kad aš prašiau tą spintelę, sakė, ko prašai, kaip žinoda. Vienos gerbėjų dovanos gelbėja, kitos gali pražudyti. Gal visgi gyvenamosios vietos adreso nereikėtų viešinti? Tai jis ir va tą dėžę palinka. O kas? Ta dėžė? Nežinau, turėjo tą dėžę. Pudras, dešros gabalas. Čia dabar. Kojinės? Išminuotai nereikia? Kas čia dešra, kojinės? Dešra ar kas? Pats nes. Triusikai, man atrodo, ar tai? Kažkas panašaus. Čia ne dešra? Triusikai ir dešra. Bernelis išties originalus. Į svečius atėjo nešinas petardą vienoje rankoje ir kartoninė dėžė su dešra bei trumpikėmis kitoje rankoje. Duom kombinacija, ne? Toks Don Žuano mėgėjo rinkinukas. Pradžioje užvalgai dešros, tada šoki vienomis trumpikėmis aplink liepsnojantį fejerverką. Nu, Stiena kaip iš Fikso filmo, ne? Langas ir... O jinai sakė, gyvalas langas. Ne, jinai tik nusivala, jie vėl apėtų. Kiaušinių palikto žymės ant langų ir sienų. Liepsnojantys fejerverkai kambariuose. Nesibaigiantys tarnybų vizitai ir nesutarimai su kaimynais. Ar tikrai populiarumas to vertas? Žiūrėk, Boltas važiuoja. Boltas? Atsakymas čia ir dabar. Į vietą atvyksta ekspertai, o pilietė ir toliau viską transliuoja tiesiogiai. Nebaigsiu laivą, nes man jeigu nedarysiu laivą ir man atsitiks nelaimė, net nebus kas greitai iškviečia. Vien todėl turiu daryti laivą. Nesuprasi, kurioje telefono ekrano pusėje gyvenimas tikras, o kurioje išgalvotas. Sveiki. Nu, va čia. Ta petardą įmetė. Palauk, čia į būtą įmetė? Aha, atidarė į duris, įmetė ir vidui sproginėja. Ką Kristina buvo namuose, buvo iš matymo pažįstamas asmuo, pas ją kelis kartus skambinės į duris, atidaręs buvo, pakalbėjo su tuo žmogum, ten siūlė kažkokius daiktus, sako, eik iš čia nuo tų durų, neimsi jokių daiktų ir viskas ir uždarė. O po 10-15 minučių vėl jis buvo atėjęs, Kristina atidarė duris, į vidų įmetė bateriją, sprogstamasis užtaisas, fejerverkas. Pradėjo būto viduje sproginėti fejerverkai ir ko pasekoje apdegė būto durys ir įvairiausi kiti daiktai. Moteris rašo pareiškimą, bus pradėtas ikiteisminis tyrimas, o asmuo yra žinomas, bus sulaikytas.